aukštin žemyn, aukštin žemyn. Žiūrėkit, kaip upelis mato mane. Va, iš tokios perspektyvos. Aš žiūriu į upelį iš čia, o upelis žiūri iš čia. Va, tokie mums ir skirtumai su upeliu. Upelis man po kojom. Vyrai, draugai mėly. Upeliai mums po kojom. Bet jie gali išslyst, nes jie tekantis. Taip kad apeikim sraunumas. Bet čia geras, aš įsivaizduoju, kaip patvinsta tas ežeras. Mes esam pusiaukelį, jeigu patvinsta tas ežeras, čia, kaip matot, yra upelio ruožas, jis būna platus. Reikia nusipirkti meškerytį, draugai. Ko aš galiu pasakyti? Pasimt meškerytį ir kalno ežeriukus visokius patikrinti. Bet tokią miniatūrinę pasimt. Kaip jūs galvojat, įsivaizduok. Ateini, va, kyli tokių upelių į viršų. Prieini ežerėlį, nes mačiau, apačioj buvo upėtakiukų. Ir taip ateini, nu tikrai garantuoju, kad čia ant ežero viršaus bus upėtakiai. Būtų įdomu. Būtų labai įdomu. Mažą meškerytę kaip peštukas dydžio būna tokius. Upėtakiai per akis. A ne? Oškiukai. Spalvotas oškiukas. Hehe, gražuolis. Nu tai va taip va. Keliaujam. Keliaujam savo keliais. O mūsų keliai labai gražus ir įdomus. Nu pasaka, čia kaip kokia Kanadoje, nežinau, nu toks Aliaska. Tokia jau laukinė gamta. O man ta laukinė gamta labai pat. Nepaliesta žmogaus. Tikrai nepamatysi kažkur skarbonkės numestas jau. Nes tie skarbonkių mėti, tai tiesiog nedali. Nu yra ką veikti. Va jau vienas akmenų sukautynės. O tas reiškia, kad yra kažkur pusiaukelė. Pusiaukelė yra neblogai. Pagal mane. Jau kažką pusę padarė. Na va. Einam toliau. Bet tikrai gražumėlis. Man patinka, kad nėra šiukšlių. Aš taip nemėgstu. Čia dar jeigu laukiniai gamtoj ir dar koks plastikas mėtas. Ne, tai visada stengiuosi aš paimt, jeigu nėra jau pilna plastiko, tada tu nepaimsi, nepatemsi. Bet grįžinėjant atgal visada kažką paimti išmest. Tai labai geras tikslas. Tai va. Nu ko, dabar tiesioji, ne taip statu, tai nėra taip baisiai. Bet karšta. Šiandien yra karšta. Hei, gerai? Šiandien yra karšta. Ir matot, paprastas dalykėlis, žmonės nebijo šitos kameros. Jie tikrai nesako, ką tu čia filmuoji. Jie net nežino, kad tu juos filmuoji. Tu gali priartinti. Taip jų veidelius su studio programėlė. Kad ne ta žodis. Pats pabandžiau. Gali pažiūrėti, kiek blakstienų turi suskaičiuoti. Kiek plaukelių blakstienų. Nu ką, einam link ežeriuką. Čia toks tiltelis. Aš jau pasiekiau tiltelį. Ei! Geri vaizdeliai. Įdomu. Pažiūrėsim, kas gausis. Tikrai įdomu. Keistai. Iš pradžių keistai jaučiuos. Dabar kažkaip kuo tolyn, tuo laisviau. Net iš tikrųjų negalvoju, kad filmuoja kažkas. Tiesiog eina ir kalbi, dėstai savo mintis. O minčių yra labai daug. Visokių ir kartais
pastebiu, kad jos šokinėja. Ką tai gali reiškia mintis šokinėja, draugai, a? Man atrodo, dėmesio sutelkimo trūksta. Reikia kažkaip didint koncentraciją. O koncentraciją dėmesio didint gali tik su meditacija, daryti nieko. Įsivaizduokit, kaip tai susiję. O taip susiję, pašalint mintis. Tai va, pašalint mintis 15 minučių pabūt su savim ir apie nieką negalvoti. Tik kvėpuoti, įsivaizduokit. Jokių Facebookų scrollinimų, jokių notificationų, ten TikToko, žinai, kad pamėm, jokių skambučių, nieko. Tu ir tavo kvėpavimas. Patikėk manim, pabandykit 15 minučių. Nu, neištversi, ne minutės. Aš jums patikinu, aš jūs patikinu. Tai va. Bet čia tokie pezaliukai, lengvus pezaliukai prieš miegą. Tai jeigu jums padeda užmigt, pasiklausykit, paspauskit laiką, pasubscribykit. Šiam 9 subscriberių, jau geras skaičius. Bet geras skaičius ne YouTube platformai, o lovai. Taip kad dėkit daugiau subscribų. Man jų trūks. Davai pakeliam. Kenijos piliečio nuotiks į padangį. Vau, čia gerai atrodo, pažiūrėkit. A, jūs matot. Jeigu koks ešerys šoks, tai duokit žinoti. Paminė krepliuks. Sako, čia gali būti ešerys. Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Bet kas tas laiptelis išrado? Jūs man geriau pasakykit. Kas šitos laiptelius? Nu tikrai kažkas turėjo. Nu žmogus. Dėt rankom, taip sudėliot. Jūs įsivaizduojat? Ir taip visą kelionę, kokį 6 kilometrus, tai ne tokiais akmenim laiptelis, akmenų laiptelis. Kažkas nerealaus. Ir taip visi čia kalnai. Taip, kiek laiko tas galėjo užtrukti? Prašau atsakymą komentaras palikti. Kiek metų galėjau užtrukti pastatyti tokius laiptus? Aš suprantu, kad čia akmeningas kraštas, pilna akmenų. Bet, nu visien, nu miela, faina, kai tokie takai. Lipi kaip laiptiniai. Tik tais ne į 5 aukštą, bet biškį aukščiau. Sakyčiau, net ne į 12. Eit savo. O ten atsiveria. Tai jūs dabar kažkur 600 metrų. Matė, sprendžiant pagal ežerą tą. Dar reiks lipti. Eit su savo. Mama mia. Stairway to heaven. Grinai. Bet oras paliko geras, saulė taip nebekaitina, vėjukas atsirado, pasaka, grinai pasaka. Dar toks lietutis duotų biškį silpnas, tai iš vis. Vaizdai atsiveria iš karto, ten ragatkė, graži ragatkė.
Gražiai nubėga. Neblogai. Reikia biškį pafilmuoti, nes gražu. Kam aš tada tą kamerą pasiėmė, jeigu nefilmuot, ne? Reikia varyti gigabaitas po gigabaitą. Bet wow, pažiūrėk, kas ten per vaizdą. Geras, ne? Geras. O čia tai geras. Čia koks dar kalnas laukia. Bet matai, ir visokio amžiaus žmonių lipa. Reiškia, tikrai yra įveikiama trasa. Ir manau, mes ją irgi veiksim. Bet, nu, kaip gerai yra. Nereik telefoną iš rankų traukti. Nereik pastovi fotkyti. Tu eini ir filmuoji savi. Pasak, kas gali būti gerai? Su šitas vaizdelis. Aš tik kaip aš. Bet ką aš matau, kad ir jūs, draugai, pamatytumėt. Čia tikrai. Man tas yra labai svarbu, kad pasidalint gerą emociją. Ką aš patiriu. Pažiūrėkit, koks kriuklys. Skardžiai kokie. Čia yra nesurežisuota. Čia tikra. Pompytė irgi tikra. Bet, ką galiu pasakyti, kad nėra stato. Eini tokiu 3 laipsnių kampu. Toks, nu, vietom kaip laiptas. Bet tikrai ne taip sat. Kai buvo kelias viršukalnis, kaip Helevynas arba Snowdonas. Ten pradžiai buvo kaip taip, bet vėliau stačiai kaip pradėjo eit. Bet apie tos vidosikus aš bandysiu sukurti vidosikus apie tas keliones, nes turiu vaizdo medžiagos, reiks pasukti. Surinkti viską, žinai, padaryti video. Ir reikėlė to ko, ne. Kaip ir sakiau, savaitgalis, kas antras savaitgalis kelionė į kalnus. O kiti savaitgaliai, nu tame tarpe, į kokią architektūrą, į miestelius kokius pagiokečt. Taip so. Nu va. O, kažkas neištvėrė. Biški susuka. Dėl to aš popierių ir nešiojas, bet tikrai ant kelio nedėčiau baronkas. Ten ko geras šuns. Pažiūrėkit, skarduks. Normalus. Pompytė 3000. Oi. Taigi va. Nu dabar biški laiptas lipa. Tai biški sunkiau. Bet nu, pagal vaizdą spėju, kad kažkur 600 metrų. Tai dar 300 metrų laukia. Įsivaizduokit, dar bus kažkur aukštyn kilt. Kylam. Mano lipimo greitis yra ne pats geriausias. Sakyčiau, ant sraigės režimą nusistatęs. Lipu ką lipti, nes tikrai noriu pamatyti vaizdus. Nu, mano kolega kažkur jau pabėgis tolėliau,
O tenais baltuoja. O čia biškį patumėlis atsiranda. O geras. Kriokliuks. Kaip spėjai, viršūnė yra tenais. Pažiūrėkit, draugai, kokie vaizdai atsiveria. O mes einam ten. Viršūkalnį. Bet tikrai labai geras maršrutas. Nėra ekstrimo jokio ekstrimo. Eini dviem kojom neropoji. Tik, kad ilgas, ištemptas. Bet automatiškai kuo stačiau, kuo mažiau kilometrų nueini, kuo ne taip statu, tuo toliau. Tai va, bet gražu. Labai gražu. Rekomenduoju. Lake District. Kažkoks Skeffel Pike. Žodžiu. Bet va, atsiver vaizdelį. Kosmos. Na tikrai verta. Tik žinai, kad toli biškį nuo čia gyvenam. Bet pasidėsim varnytę, kad užlipam. Įveikėm viršūnę. Čia šito regiono yra aukščiausia Lake District. Tai kiti jau prasidės šiaip įdomus takai, urvai. Manau, reiks tokias vietas aplankyti. Nes praktiškai Snowdoną įkopiau. Į šitą įkopiau. Beliks Pike Districtas. Bet ten mažesnis viršūkalnis, apie 700 metrų. Tenais aš buvau nuvaręs prie užtvankos didžiulės. Nu, geras buvo pažintinis takas. Gaila, kad video medžiagos mažai, bet buvo tikrai nuostabu, nuotraukų daug padariau. Aišku, vėl interneto nebuvo. Geocach'o nei vieną neradau. Paklauskit, kada paskutinį geocach'ą aš paėmiau. O čia geras klausimas. Jau bus kokie praėję vos ne 2 mėnesiai. Čia yra nedovanotina. Mane išmes iš geocachinimo klubo. Bet užtat. Ten kokie atsiveržė skardžio, eik tu savo. Geras. Sustok. Akimirka žavinga. Linkėjimai visiems, kuo nuoširdžiausius, net žodžių nebeištarė, kuo nuoširdžiausius linkėjimai. Nuo Nedvetskio. Mamma mia! Italiano! Nu kun, paskutinis kalną pasispardinti. Aš tai jaučiu. Tokia finišo tiesioji. Mes jau lipam. Nu, jeigu atvarėm 2 valandą, tai jau 2 valandas mes tiesiog lipam. Aišku, su pertraukom. Kažkiek buvom pagert vandens stojo užkas. Bet šiaip lipam. Aišku, taip pat stovė lipam. Lakė. Gražuoliai. Gražuoliai. O jeigu paskutinis patepims, aišku, ne manęs, o šitą kalną, mes visai pozityvus skaitas, ne? Kojytės, kojos neatsisakė,
Širdis irgi ne. Tai yra ne širdis per oficialiai. Motors. Motors dirb 3 litrų. Kūro padavims eina. 10 km. Emocijos geros. 10. O aš norėjau ten lipti. Staupyt kelią atsiti. Būčiau į tokią nesąmonę papuolęs, kad akmenimai. Pasakyt. Tai nebuvo paskutinis potepis. Pažiūrėkit, dar kas laukia. Eina savo. Aš jau galvojau viskas. Pažiūrėk. Kanas. Mums reikia kitą kalniuką užsirauti. Tada kiekai. Na, nieko nepadarysiu. Negi be grįž atgal. Sakys, ai pavargo. Ai namo. Nu nesakys. Reikia damušti. Bet ten gerai atrodo. Tas kupranugarių nugaras. Norėjau sakyti kupranugarių papilius. Nu tik tas aukštinkojom. Kaip guli kupranugaris. O geras. Bet čia toks inteligentų maršrutas. Sakau, dar nebuvo taip, kad reikėtų rankų, kad ropom lipti. Viskas civilizuotai, taks padaryts. Tik viena problema, kad nėra kelio ženklų. Tu eini ir neįsivaizduoji, į kurią viršūnę eini. Ar čia ta ar ne ta? Ne vieno užrašo nebuvo. Kažkaip taip, va ir eini, žinai. Tai turiu nuojautą, kad mes ne iš to parkingo pajudėjom. Bet čia vėl kartojas ta mano nuojauta. Vis dažnėja akmenų krūvos. Reiškias ir akmens viršūnė prieistų. Hei! Likims prasideda tokiais luitais. Jau nebėra, kaip sakyt, tau laiptų. Laiptai dingo. Laiptai dingo, nes paliko, kaip sakyt, suneštinis akmenų. Akmenų pilis. Kažkas nepatingėjo, sukrovė akmenis vieną krūvą ir gavo šitą viršūnę. Dabar aš tiesiog lipu į viršų. Arba privyksiu. Nenaudojau rankų lipti. Nebent šitap, kai atsistumi nuo keliuką. Šitą tai naudoju. Bet vakar pužai. Taip atsistum, žinai. Tipo palengvinę. Šitą tai naudoju būdu. Bet dabar kur aš einu, tai aš nežinau. Eini viršų. Grina akmenų supildo. Pirmą kartą. Įsivaizduokit. Čia nusilirlit. Labai lengva. Na, Everestas mūsų rankose. Vyrai kylam į kalną. Nepasiduodam. Ne, čia. Jo, ten reikia. Eilinį kartą. Eilinį kartą apsisunkim savo užduotį. Žiūrėk, kad koks karvis neatsivertų. Aš tą aukščią bijau, tarp kitko. Normaliai. Kalnų didybė. Maklaudų žemė. Tankanai. Tankanai. Atein
Einam tave. O, geras. Visas šlapas. Ten prasidėjo lipimas, taip akmenimis stačiai. Reikia turi sėdų košį. Bet nenusiliurlinti. Jo. Na, kalnai, o kur čia pasukt? Nu, kūgiai. Tyrin! Pirmą kartą panaudojau rankas. Bet ten panaudojau ten, aš net ten pasukau. Taip ką. Gerai. Akmenukų pažert. O, va. Su kuojančiu dar. Ta ruoželį sukesnį biškį įveikiau, bet aš ten ir neturėjau eit. Kaip dėjau tą viršų kam? Nežinau, neklauskit. Na, dabar jau viską. Dabar pažadėti žemę. Ten kanai. Ateinam mes pas tave. Reikia tą bazerį nuspaus šios viršukalnės ir sakyt, I did it. Tai va, oškiuks, a čia aviuks, aviukas šonas. O atsvystas, kažin prisileisis mani. Kur tai tavo jis prisileis? Eina. Bet va, vėl. Matot, pažiūrėkit, akmenukai. Supilti akmenukai ir tave veda. Ir ne vieną kelio ženklą. Parašyti iš akmenukų. Čia Snaudonijos, viršukalnė tiek metrų. Nėra. Nei stendų nieko. Bet gražu. Gal tą tikrai gražu. Ir kaip pasižiūrėjus aplinkui, jo. Čia aukščiausia vieta. Čia yra tai, dėl ko mes čia ir atvykom. Tiesiog užlipti ant topo kalno. Ir pamatyti Duncaną MacLeodą, pamojuoti. Ką? Ten aukščiau yra. Baik tu savo. Čia tik pradžia. O tu juoks mėgsti. Žiūrėm tai. O eik tu. Vaikinas. Eik tu savo. Nu, tiek daisime ten. Nieko nepakeisi. Bet aš jau apsidžiaugiu, mes sakykit, kada reiks į apačią. Matati pusę kitų. Nusileis 900 metrų į apačią ir vėl pakilti. Nu jau ne. Aš kažkaip su Photoshopu sužaisiu, kad aš ten buvau.